Dažnai bandymai spręsti problemą tai yra pačios problemos dalimi. Be niekingų platformos arba šviežių šokių už Baltarusiją atveju taip pat atsiranda tikinčių, kad radikalesnė vakarėlių politizacija turi potencialo kovoti su kapitalizmu. Tad ko vertas reivas kaip politinis aktas? Sveiki, čia kpb.lt tekstai. Aš esu Tadas, šiandien jums perskaitysiu Linarto Tomo straipsnį Mirusio laiko įveika, tūsai, hipiškos svajos, autonomija. Revoliucijos nepadarėm, užtat gerai pasitūsinam. Laisvasis universitetas. Daugelis mūsų žino ir patyrė, kas yra tūsas. Kolektyvinis pasilinksminimas, atsietas nuo darbo ir kabutėse rimtų veiklų. Dažniausiai vykstantis tamsiu paros metu ir skirtas gaminti bei skleisti malonumą arba paprasčiausiai teigiamas emocijas. Vakarėliai dažnai personai yra svarbi ir būtina gyvenimo dalis, padedanti kabutėse rasti balansą nuolatiniuose intensyvumuose ar netgi apskritai įsteigti prasmę ir tikslą kasdienybėje. Kitaip tariant, linksmybės nuspalvina rutiną ir leidžia save perkrauti tam, kad vėl taptų įmanoma pakelti tikrovę. Tame nėra nieko blogo. Klasikinis marksizmas aiškintų, kad laisvalaikis yra darbo jėgos reprodukcijos dalis. Bokalas kabake, miegas ir vėl prie staklių. Tačiau šiais pragariškais freelanso ir prekariškumo laikais toks paaiškinimas būtų pernelyg supaprastintas. Nors vakariniai, naktiniai lėbavimai ir socializuoti siautuliai vis dar atitinka darbo jėgos reprodukcijos funkciją, palaikančią ekonomikos apykaitą, naktimis vartojame tai, ką dienomis gaminame, daugelio jaunų žmonių išgyvenimo ritmika šiandien yra pernelyg sujaukta, kad visuomenę vis dar matuotume 5 darbo ir 2 poilsio dienomis. Laikas čia esminis, darbovietėms tampant vis socialiai nesaugesniems, o rinkai vis mažiau nuspėjamai, daugumai mūsų krinka psichinė sveikata, patiriame vis daugiau laikinumo ir neužtikrintumo. Materialioms pragyvenimo sąlygoms tampant vis labiau suskaidytoms ir nestabilioms, esame priversti griebtis trumpo ir momentinio pasitenkinimo, naudojamasi ko ne visomis įmanomomis progomis tam pasiekti, kol galop gyvenama iki arba dėl malonumo. Viskas, kas nėra tūsas arba stimuliuojantis nuo išmaniojo telefono iki narkotikų, laisvalaikis ima atrodyti tuščiai, beprasmiškai, pilkai ir neįkvepiančiai. Taip, kaip dažniausiai ir yra. Bet dabar ne apie depresyvę hedoniją arba depresyvų realizmą. Šiuolaikiškesnė kritinė teorija darbą arba bet kokį nesavanorišką jungą pavadintų mirusiu laiku – dead time. Laikas iš mūsų atimamas ir nusavinamas, o naudingas bei produktyvus jis yra tik kapitalui. Istoriškai tai vyksta jau seniai, tad nuo pat kapitalizmo pradžios darbininkai ir darbininkės ieškojo būdų, kaip laiką anapus vertės kūrimo grandinių panaudoti kuo turiningiau. O kapitalas nesnaudė, jam besiplečiant ir augant į tai, kas dabar sausai vadinama globaliu neoliberalizmu, buvo siekiama kuo labiau pažaboti laisvalaikį, jį eliminuoti paliekant tik varganą energijos atsistatymo minimumą, būtina, kad darbuotojas ar darbuotoja nenustiptų. Apie tai primena sykiais Kaune prapėdinamas užrašas ant sienos – 24 hours of exploitation – išnaudojimas visą parą. Sostinės gatvėse tuo tarpu tam paantrina Is there life after work? Ar yra gyvenimas po darbo? Ypač siekta sumažinti ir nukenksminti socializaciją. Darbas ir jo struktūra bei erdvė 9-ame dešimtmetyje pradėti organizuoti taip, kad žmonės vienas su kitu matytųsi kuo rečiau ir neturėtų galimybių megzti ryšių, komunikuoti, o svarbiausia, negalėtų solidarizuotis ir kartu kovoti už geresnes darbo sąlygas. Daugumoje darboviečių, ypač ofisuose, planktonynuose, įsivyravo atskirtai ar atskirai džiūvančių individų principas. To nekompensuoja net ir nūdienos sėdmaišininkų era. Tai susiję su kapitalizmo mutacija iš gerovės valstybės modelio, trukusio maždaug iki 20 amžiaus 9-ojo dešimtmečio pradžios, į neoliberalizmą. Pasižyminti amfetamininę viešųjų paslaugų privatizaciją, darbo judėjimų, labiausiai profsąjungų ir streikų, nugalinimu ir sparčia ekonomikos technologizacija, daugybę žmonių pavertusią bedarbiais. Kitaip tariant, industrinė fabrikinė visuomenė pakeitė poindustrinę, dar vadinama žinių arba informacijos. Jei vieniems tai siejasi tik su kolūkių griūtimi ir rinkos triumfu, kitiems tai simbolizuoja skaudų smūgį iki tol svarstytoms antikapitalistinėms praktikoms, ilgai teorizuoto ir mąstyto politinio istorijos subjekto nunykimą. Nepamirškime, kad kartu su sovietinio bloko pralaimėjimas ištiko ir vakarietišką socialdemokratiją. Taigi kairieji ir socialistiniai judėjimai susidūrė su rimta krize, kai kas skandžiai lepteltų, kad šie iki šiol neatsigauna ir vis dar renkasi tvartuose svarstyti, ką daryti. Gal ir taip,
Tačiau Didžiojoje Britanijoje šalį niokojant drastiškoms premjerės Margaret Thatcher reformoms 90-ojo dešimtmečio pabaigoje užsimezgė tai, kas šiandien plačiai vadinama reivu. Rave, anglų kalboje, siautėti, šėlti, dūkti. Tuo metu reivas vis dar atitiko savo reikšmę, nes įkūnijo chaotišką bandymą atsispirti šiam anaboliniam kapitalizmui, savo ekonominėmis reformomis griovusiam bendruomenės, sėjusiam atskirtį ir susvetimėjimą. Trankus, mašiniški, ūmaus tempo ir ritmingi elektroninės muzikos garsai liaudijai dažniausiai nelegalų pogrindį sukviesdavo žadėdami kitokios visuomenės utopiją – bendruomenės, kurioje kartu džiaugiamasi bendra savastimi. Tuo metu sintetinė šokių muzika išties buvo pajėgi ne tik suvienyti ir steigti kolektyvumą, bet ir suteikti saugią erdvę marginalizuojamoms visuomenės grupėms ir rengiamoms mažumoms. Jei techno ir house šiandien daugam siejasi su kablio klubo tvankuma ar pigių saulėlydžių garso takeliu YouTube grojaraščiuose, anuomet, ypač JAV, šie stiliai atitiko laikmečio pulsą ir glaudžiai apjungiantį geismą gelbėtis nuo kasdienos vargų. Tokioms šviesulingoms svajoms neretai talkindavo kūniškus ir tapatybinius suvaržymus trumpam panaikinančios psichoaktyvios medžiagos, paaštrinančios trokštamo pasaulio ir alternatyvios tikrovės pojūčius. Jungtinėje karalystėje, tuo tarpu, kelią prasiskynė kietesnio brandolio hardcore ir jungle muzikos kryptys, kurios ir davė pradžią skėtiniam reivo muzikos terminui. Bet čia svarbesnė yra socialinė ir politinė šio fenomeno pusė. Tuo metu galbūt dar buvo galima sąlyginai jį vadinti judėjimu ar bendruomenę, o tai veikiausiai buvo viena iš retų priebėgų, leidžiančių atitrūkti nuo to, nuo ko ilgainiui pasprukti taps vis labiau nebeįmanoma. Kapitalizmui galutinai apjuosus visą gaublį ir nebeturint jokios išorės, amžių sankirtoje reivas kapituliavo tiek idėjinę, tiek kultūrinę, tiek, jei apie tai apskritai kada nors buvo galima svariai kalbėti, politinę prasmėmis. Jei anais laikais pats reivas ir nebuvo labai politiškas, politikai jis tada dar rūpėjo. Reiveriai netgi galėjo pasigirti gana tiesioginėmis konfrontacijomis su Thatcher politika ir jos kuriamais draudimais. Tačiau pasyvų eskeipizmą propaguojantis metodai nesugebėjo suformuoti jokio tęstinio pagrindo ir kaip nors pajėgiai kontraatakuoti kapitalą. Nors tai ir buvo patraukli kolektyvizmo gyvastis, nukreipta prieš griežtėjančias individualizmo ideologiamas, sistemos nuošalyje šokusios ir tūsinusios bendruomenės nutilo ir užgeso kartu su savo muzika. 21-ame amžiuje tai, kas anksčiau buvo muzikaliai vadinama reivu, transformavosi į švelnesnį skambesį, laužytesnę ir kampotesnę ritmiką, daugiau dedikuotą sulindimų jausines, dar viena privalomojo individualizmo pergalė, bei nepalyginamai konformistiškesnę laikyseną. Kitaip tariant, nebeatsirado jokių naujų stilistinių srovių, kurios sugebėtų sukurti tokią angažuotą poziciją ir išgauti panašų socialinį efektą. Vis dėlto šio reivo pralaimėjimo priežastis nėra išsisėmimas, nuovargis, dalyvių nusenimas, pabudimas ar kiti vidiniai veiksniai. Bet tai, kad reivas, kaip veiksmas su politiniais interesais, buvo pasmerktas ir bevaisis nuo pat pradžių. Pasitelkęs nuoširdžias, bet laikinas, o galėtų būti kitaip, projekcijas, staigius šuolius į laisvę, kitapus ar šalia įstatymo vykstantį judesį, bei priešnažius antikolektyviniai valstybiniai politikai, reivas tapo šiokia tokia aklosios zonos oazė, leidžiančia pasislėpti nuo anuometinio suvereno. Visgi masiniai reivinimo sambūriai pernelyg atspindėjo tai, kas keliais dešimtmečiais anksčiau buvo dar beviltiškesnis antikapitalizmas – hipiška kultūra, daugiausiai besireiškusi JAV. Tiek pastaroji, tiek 9-10 dešimtmečių reivas vadovavosi pažadu. Reivo atveju jį sudarė technologijų, ypač informacinių revoliucija, atnešusi ir tą sparčią sintetinę muziką, jaudinančiai stimuliavusi širdies dūžius, daugam suteikusi emancipacinę viltį, kurios priešakyje buvo jo didenybė internetas. Tikėjimas internetu žlugo, ilgainiui tapo aišku, kad jis visuomeniai nesuteiks daugiau demokratijos ir neišpildys egalitarinių bei horizontalistinių lūkesčių. Tuo tarpu hipiai, eteriai įkvojo 7 ir 8 dešimtmečiuose, be abejo dar neturėjo sąlygų vadovautis tokiu techno-optimizmu, tad jų gėlėtos ir ilgaplaukės utopijos pažadas apsiribojo turn on, tune in, drop out ideologija. Sąmoningo nedarbo kaip atsijungimo nuo sistemos sentimentais, agitavimu už psichodelinę sąmonę, seksualinės revoliucijos, ypač sietinos su laisvos meilės idėja, skatinimu ir bendra kontrkultūros savimonė. Trumpai tariant, kabutėse išsilaisvinę subjektai ir jokios būtinybės dirbti. Kaip ir vėliau reiveriams, taip ir hipiams kertinis tapatybinis elementas buvo muzika, apibrėžusi daugumą tikslų, siekių, pasaulėžiūrą ir stovėseną. Visgi hipių kultivuoti nesuvaržyti geismai, pasireiškia bitnikiška gyvensena ir Woodstocko festivaliais, buvo pernelyg glaudžiai susiję su konsumerizmu. Tai virto paslauga kapitalui, kuris galėjo atpažinti ir įsisavinti,
Kągi reikia toliau keisti santvarkoje, kad amžiams nutiltų visos Hendrikso gitaros, o žymieji spalvingieji Volkswagen autobusiukai sustotų ir imtų rūdyti. Reivas perėmė hipių estafetę jau kur kas tamsesnėje epochoje. Nors muzikinis narkotinis hedonizmas išliko, vakaruose politinis kraštovaizdis pakito iš šiokios tokios gerovės kapitalizmo idilės ir pilnatvės į 1982 Blade Runner juostą primenantį įtemptą bėgimą ir skubėjimą niurioje erdvėje, kurioje kultūriškai įsigalėjo vizualiai sprogus postmodernizmas, tobulėjančios medijos įgavo dar daugiau manipuliatyvios galios, o darbo klasė kentėjo nuo vis didesnės atomizacijos. Nenuostabu, kad pamažu įsisukant reivo virpesiams ir vibracijoms, kairieji skaičiavo vis daugiau nokautų. Po letargiško hipių murkdymosi saulėje, į šešėlyje pasitraukė ir 8-ame dešimtmetyje briusdėję italų autonomistai, pasiūlė tiek naujų revoliucinės kovos sampratų, kiek pakankamai įkvėpinčių praktikų, nors šiandien jos atrodo daugiau nei atgyvenusios ir niekaip nebesuderinamos su dabartimi. Panašiai apverktinai jau tuomet atrodė į apdriskusią subkultūrą peraugantis anarchizmas, kuris bent jau asociatyviai iš pažiūros taip pat turėjo įtakos reivui kaip pasipriešinimo strategijai. Čia pakeliui galima užsiminti apie vieną iš nedaugelio masinančių ir pagirtinų reivo, kaip ir apskritai kai kurių didesnių susibėgimų, savybių – laikiną viešosios erdvės užėmimą, atsiėmimą. Tačiau konceptualios to šaknys nėra tokios įkvepiančios. Ekscentriškas anarchistų rašytojas Hakimas Bey, skelbęs ontologinį anarchizmą, 1991 metais suformulavo laikinosios autonominės zonos Temporary Autonomous Zone idėją. Dabar ir čia erdvės kūrimą, nevaleidžiantį tavo sąmonę išvengti dominuojančių galios mechanizmų. Dėl tokio misticistinio neapibrėžimo matome dar vieną tamprią analogiją su hipių kontrkultūra, kurioje vietoje patvarių ryšių kūrimo ir jų telkimo į politinę jėgą, kaip darbo judėjimą, akcentavo tingų gulinėjimą ant žolės. Galima be galo kritikuoti visus nuo to laiko gyvavusius ir panašią etiką besivadovaujančius horizontalumo judėjimus, kaip antai garsiosios 1999 metų Sietlo antiglobalizacijos protestus ar vėlesnius Occupy skrajučių dalinimus prie Wall Streeto. Bet pereikime prie mūsų gyvenamųjų metų. Trapi laikinosios autonominės zonos taktika dėja gaji iki šiol. Tai rodo svarbių ir reikalingų Black Lives Matter protestų ugnyje, tame pačiame Sietle spėjusi įsikurti Kapitolijaus kalvos autonominę zoną, nepragyvenusi nei mėnesio ir virtusi paprasčiausiai nuo likusio miesto atribota erdvė, kurioje šabloninių papratimų vyko diskusijos, dirbtuvės buvo žiūrimi filmai, atliekama gyva muzika ir panašiai. Žinoma, pagal visas minėtų judėjimų ir iniciatyvų tradicijas, lyg ir buvo kuriam laikui, tai yra labai trumpam, pabėgta nuo valstybinių struktūrų, ypač policijos, ir įsivaizduojama, kad nehierarchinis organizavimasis ar intersekcionalumo fetišizacija kuria taip trokštamą pokytį, kitokius santykius. Bet vietoje jo turn on, tune in, drop out numeris 2. O antros dalys dažniausiai būna dėsningai prastesnės ir nevertos dėmesio. Jei jau kalbama apie spontaniškumą ir lokalizmą, itin susijusį su šiomis autonomistinėmis ir anarchistinėmis kairiosiamis politikos rovėmis, reikia pripažinti, kad rutininių protestų metu yra smagu matyti ir justi neilgam okupuojamą viešąją erdvę. Vietos paskirtis kardinaliai pasikeičia, kuriam laikui dingsta sterili tuštuma, o bendras miesto suvokimas įgauna prasmingų bruožų. Pavyzdžiui, šią vasarą vykusio Vilnius Pride metu porai valandų visiškai užimtos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos prieigos sugebėjo sukelti šiokios tokios galios pojūtį, ypač žinant renginio reikšmę trans bendruomeniai ir renginį suprantant kaip veiksmingą kontrataką komerciniam Baltic Pride. Visgi bendras efektas, šiame kontekste kalbant išskirtinai tik apie politinį erdvėlaikiškumą, nieko stebėtino ir smerktino, mažai ko skyrėsi nuo blankaus reivo standarto, gyvo iki šiol – susibėgti, pasibūti, išsiskirstyti. Nepaisant to, kiekvienas toks radikalesnio atspalvio protestas, kad ir dėl kokių niūrių priežasčių būtų rengiamas, tampa gana reta ir džiugia proga vėl kilstelti senkantį ūpą ir pakurstyti viltį. Kitoje, antroje dalyje bus tęsiamas reivo kaip judėjimo ir savokos nyksmo ir išsiskaidimo aptarimas. Svarstomas šių dienos politiškumo apibrėžimas ir jo santykius su pasipriešinimu kapitalizmui. Kritikuojamas pernelyg didelis pasitikėjimas sąmoningumo kėlimo metodu, aprašomos šokių už X aktualijos, į kurias įtraukiama ir politika per vartojimą ir pramogą, liberali tūso idėja ir Vilniaus naktinis alijansas. Galop pereinama prie euforiškos efekto reikšmės ir kairuoliškų linksmybių. Daugiau tekstų skaitykite gpb.lt,
o tekstų garso įrašus galite rasti visose populiariose tinklalaidžių platformose ir YouTube. gpb.lt galite paremti per Patreon platformą ir per PayPal.